Oi, tu bičiuli kamaniau. Bet tu čia geras dramblys. Tau čia be šansų įlysti. Ne tavo gabaritam. Ne tavo gabaritam. Nu, bet gražuolis ta. Čiučiu. Nu, ką veikia? Medžioji vis. Ir kaip tau sekas medžioti? Kaip? Kaip čiučiai sekas? Medžioji svajoji. Sveiki, vaikičiai ir mergičkos. Labai keistas rakursas, bet nieko negaliu padaryti. Šiandien karšta ir perkaisti telefonas ir įsijungia. Čia vat yra šitas vat būtent avilys yra mūsų filmuojamas, ta šeima, kuri gyvena be gydymo nuo erkių. Ir aš prie jo sėdžiu. Šiandien rugpjūčio 5, trečiadienis. Ir nors savaitgalį čia pasižvalgiam, pasmalsavau, kas ir kaip, kad turėčiau įsivaizdavimą, kas su ta šeima daros ir kaip jie sudėlioti paruošimą to žiemojimo. Nieko nebelaukdamas ruošiu žiemai, nes javai pjaunami, bitės ant ranų jodinėja, o kadangi jodinėja, vadinasi, jos jau pačios nusprendė irgi ruošti žiemai, ir to aš nesustabdysiu. O kai bitės pradeda jau ruošti žiemai, tai šeimos kažkaip tai nebeišprievartausi ir ten tų perų nebe augins tokių kiekių, kaip ten birželio, ten Liepos vidury, pradžioj, pabaigoj, ar birželį, žinai, pradžioj, kad ten, nes tada kiti tikslai pas šeimą yra, užsiauginti kuo daugiau tų bičių, pasidalinti, pasidauginti ir panašiai. Dabar tokių tikslų nebėra, o bitės natūraliai nežiemoja tokiom didžiuliam šeimom, ten po 3-4 kilogramų, žinai. Tai mūsų bandymai išprievartauti ne motinėlę, bet būtent šeimą, kad jinai ten, tarkim, kažkur rugpjūčio gale ten mums augintų krūvą ten tų perų, gali baigtis fiasko. Tų loterijų aš nežaidžiu, tai dėlioju viską taip pagal savo logiką. Taip, kitas dalykas, kurį galbūt turėčiau paminėti, tai ką rodysiu, kaip aš čia ruošiu ir būtent konkrečiai šitą šeimą, nes čia bus savų niuansų, kadangi 2 motinos yra, teks izoliuoti, žinai. Tai nereiškia, kad būtent taip reikia ruošti, jeigu nori bitininkauti be gydymo nuo erkių, žinai. Ruošti galit kiekvienas kaip jau ten ruošdavot, kaip kam patogu, kaip kam įprasta. Tai neturi tiesioginio ryšio su tom erkėm. Ryšys yra toks ne visai tiesioginis, jeigu, tarkim, jūs auginsit tos perus po tos antros izoliacijos ten iki rugsėjo, dar ten rugsėjai 2 savaitės, tai turėkit omeny, kad jau bus nebe viena karta, jau prasidės antros kartos auginimas, jau kiekviena karta, jūs ne tik auginat bites, bet auginat ir erkes. Tai va toks vat netiesioginis ryšys yra, kuo ilgiau auginat, kuo daugiau tų bičių auginat, kai kuo ilgiau, tuo daugiau užsiauginat tų erkių žiemai. Va toks va ryšys. Pas mane va gausis kaip rugpjūčio 15, šičia motinas jau uždarom, tai gausis 15 rugpjūčio dienų, motinėlės pradėjo, pirmosius kiaušinėlius padėjo Liepos 20 plus 10, tai visą 25 dienas auginami perai, tai yra tik viena karta. Tik viena karta yra būtent motinėlės, kai uždarysim, jau pirmosios pradės ristis, dar kelios dienos bus praėjusios, jos jau ims tapti super bitėmis, kas yra tolygu žiemos bitėm. Ką darysiu čionai? Pirmiausia, iš karto formuosiu lizdą tokį, koks jisai praktiškai ko gero ir liks visai žiemai. Tai yra, siaurinsiu jį. Dabar čia yra palikta po 9 koriukus.
tie du, kurie buvo išimti, nukeliavo į Meduvės, tik aš pamiršau tada filmuodamas ir stebėjaus, kodėl čia kažkokie liziniai, kurie atsidūrė. Tai yra po 9, nes biškai planas buvo kitoks, kad galbūt daugiau dar pavyks čia išlaužti perų, bet dabar nebežaidžiu tos loterijos. Paliks 7 koriukai. Tai vat būtų tobulas variantas, kad tos motinėlės iki 15 ir dar kito savaitgalio jos užsėtų pilnais koriais, kas yra 3/4 ploto. Apie perų skaičiavimus, santykių skaičiavimus yra atskiri filmukai, neįsiplėsiu. Tai vat, jeigu abi užsės po to 7 pilnus tokius korius, tai bus 14 pilnų koriukų. Kas tai būtų? Tai būtų 3,5 kg būtent žiemos bičių. Ne šiaip kažkokių bičių, o būtent žiemos. Tų bičių, kurios gyvens šiame avily rugsėjį, spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį. Kaip minimum 6 mėnesius. O jeigu bus šaltas kovas, dar ir kovo 7. Va taip va. Visos kitos, kokios gyvi lavonėliai, kurie bus ten skraidantis dar rugsėjo mėnesį čionais, gal ir spalį, žinai. Tai ne tos bitės, jos atguls ant dugno anksčiau ar vėliau, ar tai gruodį, ar tai vasarį tą patį, jos pavasarį nesulauks. Tame ir gaunas toksai lyg paradoksas, kad bitininkai tuo momentu, kada jau ruošia tą, formuoja lizdą, atsidaro tą avilį, ten daug tų bičių. Pagal tai palieka tiek korių, bet tiesiog tuo momentu tų bičių daug. Bet jie žiūrint nenustatysi, kiek iš to viso kiekio yra būtent žiemos bičių. Ar ten pusė, ar ten trečdalis, ar tik 5/5, o gal dar mažiau. Ir tada būna toks nustebimas, lyg tai sako, va šeimą palikau stiprią, tik vizualiai kiekiu. Faktai jinai nebuvo stipri, nes žiemos bičių ten nebuvo. Ir štai staiga ten žiūriu spalio mėnesį, jos nebeliko, ar ten lapkritį, žinai, nebeliko. Pražuvo šeima, suėdė erkes. Tai dažniausiai tai yra ne erkių problema, o tiesiog nesukontroliuotas tas pasiruošimas. Dar koja pakiša tam pasiruošimui savaiminiam, tarkim, bičių sklandžiam, kaip ir minėjau, teorijos filmuke paskutiniam apie terminus ten tuos. Orai neaiškus tokie, vasariški rugsėjai, sideratai užsėti, tos bitės pablūsta ten, tos, kurios turėjo būti žiemos bitės, persijungia į darbus, nusilaksta ir tampa gyvais lavonais, kurie naujų metų nesulaukia. Visokie tokie dalykai. Tai va taip. Tai ką, šiandien, kad neįsijungtų telefonas, trumpinu. Iš 9 palieku po 7. Tuščias vietas užpildau šitais, kad neliktų jokių tuščių ertmių. Ir man po to, kai jau užmaitinimas, tiesiog dedu maitintuvę, šeriu, tuščių ertmių nėra, nesiuva jokių liežuvių. O tą, ką išimsiu, peržiūriu, kažkaip sukomplektuoju tas Meduvės, kad irgi rugpjūčio 15, kai jau motinėles uždarysim, galėtume iš čia atimti ir išsukti tą Liepos mėnesio ir pusės rugsėjo medų, jeigu čia kažką turėsim. Lekiam, pasistatę telefončiką į kitą vietą, bandysiu kažkaip organizuoti šešėliuką, kad nufilmuotų ir lekiam krapštytis ir filmuoti visą tą mano dokumentiką. Čponk. Va, per porą dublių pavyko kažkokią žangėlę sutrumpintą nufilmuoti. Gal kažkam svarbaus ir nepaminėjau, bet situacija tokia, kad va, tas karštis, tas telefonas, kai filmuodamas perkaista įsijungia. Va, nuotraukėlę įdedu, kaip dabar sumeistravau kokį pointą. Galbūt veiks šešėliukė va, tas telefončikas. Ir va, tokia mintelė kilo dabar labai ant mados, tai pakelės pintelės su medučiu, žinai. Daugelis iš bitininkų mato, kaip tuose medinukuose, aviliukuose, ne polistiroliniuose, tuose geruose medinėse, žinai, kaip tos bitutės išlenda tuntulais kabėti prie lakos, nes karšta viduj, kaip tas medis perkaista. Ir va, tos pintelės medaus prekybai, kurios dabar madoj pakelėse. Va taip įdomu, bitininkai susimasto, kokioj ten temperatūroj tas jų parduodamas medutis stovi ten. Įdėtų, va, tarkim, termometriuko, kad pirkėjas, žinai, atsidaręs tą spintelę, pirdamas medų matytų, kokioj temperatūroj tas medus laikomas.
Čia taip niekam nieko nesakau. Tiesiog va tokie garsiai garsinti mano pamastymai. Ok, bandau šitam šakar makar kažkaip darbuotis ir filmuoti, tikiuosi pavyks. Šitoj dokumentikoje viskas smulkiai rodau, fakte, viskas vyksta sparčiau, paprasčiau, mažiau peržiūrima, bet čia yra dokumentika, viską peržiūrim, aš kalbu, pasakoju, ką matau, kas matosi per kamerą, kaip tai vertinu, ką apie tai galvoju, ką planuoju iš to, ką matau, tokia vat kažkiek atskleidžiu savo loginę tą seką. Manau, kad tai yra naudinga tiem, kas domisi ir žiūri tos mano filmukus. Nu, dabar dirbam, ką nusimu standartiškai šitą dangtį pasidedu ant žemės ir ant jo nusukeliu tos meduvės ir ko gero nusikeliu kartu su meduvėm ir tą antrąjį lizdinį aukštuką, antrąjį nuo apačios. Iš karto lendu į pirmąjį tą aukštuką, tenai surašiu, tada uždedu antrą, įlendu, taip pat numiliodamas sutvarkau. Ir tada matau, ką išsiėmiau, bandau formuoti šitos dalykus. Bandau nusikelti ir pasitaisęs kamerytę, žiūrėkim, kas čia gaunasi. Yra, bet kvapelis geras pasklido. Taip, keliam iš karto 3 viršutinius aukštukus, 2 iš jų meduvės, 1 iš jų lizdinis, kuriame darbuojas viena iš 2 motinėlių. Pas mane šiemet taip jau gaunas, kad viena motinėlė yra tik mikrošeimeliai, kitkas yra irgi bent jau su 2 motinėlėm, nes reikia tą metodą išdirbti. Motinėlių keletą žymojimų šeimoje be izoliacijos. Opa, kaip čia man nusikelti. Pavyko. Žinot, sunkus, tie 3 aukštukai sunkus. Tuoj pataisau kamerytę ir teks vis patikrinti, ar jį filmuoja. Nes gali būti, kad aš tuščiai čia bazarus vesiu, tik pats savo. Tai va, sunkus tie 3 aukštukai, bet tai nereiškia, kad jie pilni medaus, nes ten dar yra lizdas, kuriame ten yra perai, kurie sveria visokias žiedadulkės bidonėlės. Nusiemam gražiai. Yra čia tų bitukų, šitam vienam aukštukiai. Jas visos yra gyvi lavonėliai. Ir čia iš tų bitukų man jų dar reikės atsikratyti maksimaliai, kad mažiau užkištų dugną. Kągi, galvoju, dabar iš kurios pusės pradedu žiūrėti. Pradedu nuo to krašto gal, nuo karštinio, traukiuosi ir žiūrim, ką mes čia turim. Pirmiausia, išimsim lauk, geriausia būtų išimti tos korius, kurie, tarkim, yra pilni medaus, nektaro, ar kaip čia pavadinsit. Kad liktų tik kuo tuštesni koriai, kuriuos gali užsėti motinėlė. Taks, ką mes čia turim? Čia mes turim dengtų perų. Tokie, kur tuo turėtų kaip ir ristis lervučių ir pilna bičių duonos. Ir ši čia pilna bičių duonos ir jau tuo besirisenčių tų uždarų periukų pirmųjų. Nes labai jau, aišku, gal čia ir senų tuo vašku buvo dengta, bet jau labai tamsus ir jie tuo dengsis. Ir daugiau čia yra, turėtų gal matytis, vat baltas lervutės stambios tuščiose eglutėse. Čia nėra. Dabar labai gal ir neskaičiuosiu. Čia yra koks 1/3 korio pilno. Tai būtų koks tai 70 gramų, 80. Pasitraukiu jį tiesiog iš šono, žiūriu, ar yra kažkokių korių, kurios galima išimti. Tas gali būti biškai gemorojiškas darbėlis. Sakykime, jeigu čia nerasiu ką išimti, reiks rasti antroji meduvė, toj antram lizdėlį ką išimti. Ten jau reiks kažkaip išimti, bandyti 4 netgi. Blogiausiu atveju galima pilniausią korį išimti ir kelti meduvę, kad po to įsiritusios jos nueitų ten, kur reikia. Tai irgi nėra problemėlė. Tiesiog tokį kaip vyriausią dengtą korį, kad greičiau įsiristų ir netrukdytų mums 15 dieną ten pilnas korys, tuščios akutės kiaušinėliai. Čia yra plyta netgi, nes ir čia dar yra kiaušinėlių. Čia yra visai pilnas, čia kaip minimum 300 gramų.
Tai su anu tokio nepilnu, čia jeigu skaičiuotume, galim skaičiuoti. 3,50 skaičiuokime, nes čia matau dar nėra kiaušinėlių. Va tose tuščiuose. Matyt, pirmas išsiritusios. Nes čia ko gero pirmieji pradėti sėti koriai, nes čia vyriausiai matos perai yra. Ir čia matyt jau pirmas, tiek kad buvo kažkaip pasėta pačių pirmųjų kiaušinėlių. Išsirita, bet dar neužsėti šitą pusę kažkodėl. O čia yra lervutės, matyt, anksčiau buvo užsėta. Ir kiaušinėliai keli yra. Bet motinėlės čia nematau ant to koro. Keliavom toliau. Neginčiau, bus 9 jau privaręs. Nebus, manyčiau. Čia buvom taip sustumdę tiesiog į kraštą tuos. Plyta dar 300, ne? Plyta. Ir čia, kuris įrita, vat viduriukas, patys pirmieji kiaušinėliai. 300. 650 pas šitą mamą. Jos pačios čia nematau. Nu, tuom geriau, jeigu greičiau sės, galbūt ir greičiau galėsiu šias palupinti. Nors biškį to laiko tai nebuvo čia, kada mes 5-6 filmavau. Tai kiek čia 5 dienos praėjo, tai irgi galimybės ribotos per tiek laiko užsėti plotus kažkokius einelius. Tu velnas, nuo kampo iki kampo kiaušinėliai, kur čia tie kampai nedengti, kaip kita pusė. Kita pusė, vat, prastas korys išlinkęs, čia nėra, bet visos, kur geros akutės kiaušinėliai, irgi 300 gramų, 950 pas šitą motinėlę per uosį, beveik kilogramas, jos pačios vėlgi nematau. Ir man nebelabai norėtus, kad dar sykį čia tos sėtų, kai įsiris. Bet aišku, tulpį nesigaus, nes šitie tai nebus gero pilni. Nu va, žiūriu tos kraštus, kiaušinėliai, palei dengtus lervutės plyta, rupustų miltai, na. Čia va, tas lopšelis turbūt, kur įsirito jinai, arba kita motinėlė, kuri kovose pralaimėjo. Irgi, nuo kampo iki kampo, tik pats kampukas biškutė, nektariuko šitoj pusėje. Taip, 9,50 kg, 250. Turėčiau gal džiaugtis, bet šiaip biški jaukiai mano įsivaizdavimą, tai, nebaigiam dar 4 koriai. Kad kažkiek per daug, iš tikrųjų aš labai per daug ir nenorėčiau pasileisti, nes keistai nuskambės, bet turint labai didelį kiekį ir 2 motinėlės pavasarį, ten viskas per anksti įvyksta, tai ten nėra tiesiog ką daryti su tokiais kiekiais bičių. Ir šičia žiūriu, čia viskas nuo krašto, kiaušinėliai. Motinos taškelio nematau, čia visur kiaušinėliai, iki kur čia jie eina. Čia matau lervutės, čia matau kiaušinėliai, visą pusę. Tai, ką matot dengtus, nėra tik tas plotas perai. Čia visur yra lervutės ir kiaušinėliai, visas jis yra. Ai va, varinėja, šikna pastambėjus. Varinėja, va ta balta taškė. Žiūrim, visur čia užsėjai, visur. Matuoja akutę, matuoja galą su kičmus. Taip. Čia visur yra kiaušinėliai. Ir čia jį irgi nebeturi ką veikti. Vaikšto ir ieško kažko. Taks, palaukit, 5 korys plyta, 5x300, 1,5 kg ir ten dar koks 50 gramų, kai minimum. Mama. Blin. Kažkaip daugokai. Jeigu ta antroji tiek pat būtų, gal tada okei. Ne. Šitas korys yra maistinis, nes blizga, matot, pilnas nektaro. Rupus miltai, šitą pusę ištuštinta. Viršus va nektaras, čia visur tuščios akutės, žiūri, ar nespėjo užsėti dar. Nes man reikia kažką išimti. Užsėti
Nespėti. Laiku pagavau. Vieną turiu korį išėmimui. Žiūrim, gal dar kažką nugriepsiu, vieną bent jau korį. Taks, maistinis, pusė nektaro. Čia jau iščiustyta. Kiaušiniuko nėra, bet paruošta jai sėti. Čia yra žiedadulkės ir kitkas iščiustyta. Bet dar neužsėta. Liuks, turiu 2 korius neužsėtus. Ir tokius pratuštintus, prapoliruotus. Jeigu kas, jie man tiks į antrą aukštuko kažką paformuoti. Ir šičia mes turim visiškai tuščią koriuką. Ir gražiai prapoliruota. Nu ir labai liuks. Dedu aš tą koriuką čia prie šitų. Tai bus 6 koriai. Tie 5 yra plytos. Ir čia tą, kur išėmėm pirmą su periukais. Čia yra sočiai bičių duonos. Visi va tie kraštai. Tai tam lizdelį jos turės ką išsitūstinti ir iš ko maitintos periukus. Abiejose pusė analogiškai. Ir čia turim 1,5 kilogramo plus kažkur 50-80 gramų. Ir 7 vakorius. Labai liuks gavas, dabar geras. O tą, ką išimsim, ten buvo nektaro ar tai medaus. Subrandysiai, ką bandau stumtis čia į kraštą. Ir, laukit, padarykim taip. Sudėkim simetriškai. Po 1,3 cm ir po 1,2 iš abiejų pusių. Bus graži simetrija. Va. tą patį dėsim kitoj pusė. Turėsim suformuotą žiemos lizdą. Nu, izoliuojant gali būti, kad dar aš po vieną išimsiu, paliksiu ant 6 per vidurį izoliatorius, kad būtų simetriškai 3-3, o tos, kai išimsiu užmaitintus korius su maistu, su cukraus sirupu, pasiliksiu pavasarį, nes gali galbūt prireikti kažkam, jei ne šiai šeimai, kitai demaitinimui. Atsiranda kažkokias darai ten štukose nukliausėlius, tokias improvizuoji, ten reikia maistuką ar dar ką nors sueina, tai tokie likučiai sezono metu. Taip glaudus stumiu jos, kad jeigu bitutės bus nusistumto. Ir va, turiu kompaktišką 7 koriukų aviliuką. Viskas. Užsidedu atgal tos aukštukus ir vėl nusikeliu, bet jau nusikeliu tik meduves. Ir tada turėsiu prieimą prie antro lizdelio. Žiūrėsim, kas ten dedas. Bandau kelti sunku nešulėlį. Ir iškart kelių meduvikės iš šono. Kai kvepiačiau pasikeliu tas meduves, tai į nosį kai trenkia. Geras kvapas. Nu, pažiūrim, meduves sveria ką nors. Nu, kažkas sveria, žinokit. Kažkas yra čia. Taip. Turiu aš dar pasiėmęs aukštuką tiem kitiem koriam, jeigu ką susidėdžiame. Tiesa, pataisau kamerytą ir pažiūriu, ar filmuojame. Filmuoja. Ir realiai kaip ir matosi čia. Čia užą fonę, čia važinėja kombainas, javus pjauna. Javapjūtė. Taip. Pasitaisau čia tos 200 koriukus. Nu, lendam žiūrėti šitą lizduką, kas čia dedas. Aha, anuose 200 yra tuščios akutės ir yra nektaras. Kažkiek tai papildytas. Nu, bandom vėlgi iš to paties krašto žiūrėti kaip ir pirmam aukštuke.
kaip čia bitutės šita motinėlė rūpinasi, kaip čia jos lizdukas ir ką čia jos daro šitam antram aukštukį. Taks, maistinis korys, pilnas beveik nektarų medaus, net vat ir prakiuota. Čia tik va kraštuose nėra, čia velnas praktiškai pilnas akutės. Jamam lauk, tai mes jį išsuksim. Liuks. Deduosi čia. Vieną turim išėmimui. Žiūrim toliau. Opa. Dar vienas toks pats, kaip ir čiupo vapsvą, nuvijo. Dar vienas toks pat pilnas nektaro. Čia va biški rakiuoja, man tokias labai pilnas. Dar kiek ir jau pradėtų akiuot, nes jau lakutės arti pilnės. Liuks, išsuksim, kelsime viršų. Nu, va, kaip čia gerai, čia mes iš karto netgi 2 jau koras turim išėmę ir turim 7, bet peržiūrim, kaip minėjau, reikia atlaisvinti, galbūt daugiau tokių yra. Tada mes vietoj jos išimsim, vietoj jų įdėsim ten tuos 2 tokius jau bitučių atlaisvintus ir prapoliruotam akutėm, kad motinėlė sėtų. Trečias toks pat pilnas. Nu, turėtų matytis blizga vietą, jos čia pradėjo darytis meduvę iš šito lizdelio. Nu, į ką aš rasiu tuščių koriukų kažkaip įdėti kažkur pas save. Nu, jamam lauk trečią. Oba, kai jis čia užsizapasinusios gražiai. Su maistu problemų tikrai neturim. Liks dar ir man. Nes keliant meduvės jautės, kad ir ten yra kažkas. Tak, šičia jau toksai normalesnis maistinis korys, daug duonelės, yra nektaro. Kita pusė analogiškai, tai tą galim palikti. Nu, blin, toks irgi pripiltas. Bet dabar, kai atsilaisinu, gal bandau kol kas padėti. Čia užspausta motinėlė užpilta. Kelkitgi į meduvės jūs ir puželkas. Sunkus korys, kraštuose nemažai maisto, vidurys atlaisvintas ir išpoliruota, bet neužsėta, bet bitės čia ruošia motinėlį sėti. O, kita pusė va yra. Nu tai čia yra, tarkim, pusė korio, ne? 125, nu 100 gramų. Nu tą turim palikti, apsuksiu taip, kad tie, kur dengti, liks iš išorės. Čia tos, kur pradedamos laisvinti, kad greičiau laisvintų. Opa. Metkas nesimato. Korys pilnas. Plyta, tik patys kampukai nektariukas. 300. Tai 400 čia jau mažiau perikų yra. Ir čia reikia tuščių koriukų. Nes maistas turi dečertą. Analogiškai, tik kampukai. Maistas. Ir čia. Irgi visą net apačioj, netgi kiaušinėliai sudėti, kur laisva. 300 gramų. Tak, čia 400 buvo 700 gramų. Kur ta matka? Jūs matėte ją? Aš nemačiau. Gal neiškėliau aš ją su koriukais. Nesugalvojus atsikratyti, nes kaip priežasties nebuvo. Nu, gaunas toksai biški lizdėlis, kaip jin varganesnė tokia čia. Kaip tos bitės gali sutraktuoti, kad prasta motina. Ai ne, va, varinėja jinai, čia užsėjus, bet čia vėlgi užpilta man. Jin tik čia va prasėjus į varos šikną, jau irgi pailgėjus. Ir čia visur prisėta kiaušukai. O šita pusė irgi analogiškai. Laukit, kas čia buvo dabar, 700 gramų. Čia galim skaičiuoti dar 100, drąsiai 800. Kas ten apačioje buvo 1,5 kilogramo, 800, tai va jau virš 2 kilogramų.
artėja link 2,5. Tvarkoj. Šitą mes paliksim čia krašte. Ir aš čia noriu dėti visiškai tuščius korius be jokio maisto. Ką aš dabar turiu, čia viskas ok. Čia buvo pradėtas laisvinti, turėtų jas tvarkytis, tarkim. Kaip ir ok. O šitas bičių duona. Nu, palikim jom bičių duoną iš tos pusės. Bet kad neprispausčiau motinėlės, dėsiu įprastai. Suglaudžiu petukus ir slenku žemyn. Kad nedaug dėsiu petukais nesuspausčiau. Ne tik bitutės, bet galbūt motinėlės dar sugalvot ant jų užlipti. Ir taip pristumdamas aš ją galiu sutraškyti. Taip, nu. Tenais šitoj pusėje padarom vietos. Čia 3 cm. Dedam 2 comus. Pristumiame šitą pusę. Spika daug. Turim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mums reikia vieno tuštaus bėgo atsinešti. Taip. Puikus tuščias lizdinis korys, vien tik bitinės akutės. Pavalau petukus. Biškį nuo pikio. Šitadulkės. Aš kažkodėl noriu kišti šitą vietą. Kodėl tiksliau? Čia blaškės motinėlė darbavos šitoj pusėje. Čia dabar įdėjau žiedadulkės ir nektarą. Ir biškį peru. Bet čia blaškės motinėlė. Yra šansas, kad jin greitai ant tėvų šoks. Pajutus. Ir viskas trupučiukų sklandėliau pavyks. Taip. Taip, dabar turėsim ir viršutiniam aukštukė ištuštintą 7 koriuko lizduką. O bendrai šios bitutės turi, kiek čia, 1,8 2 kg 350, nu beveik 2,4 kg periukose jau dabar. Oi, tai čia per akis. Nu, svarbu, kad neužsipiltų, nes kažkaip čia tam lizde prisinešęs nemažai buvo. Eisim žiūrėti meduvės, kas daros, ten kažkaip atlaisvinti tą meduvę, kuri čia yra, ir sugrupuoti, kad mums būtų ir išsukimui kas eis, ir šitas turėtų kur dėtis ir ne užpilinėtų lizduko to mūsų mažą. Va. O turim išėmę mes nemažai, 3 praktiškai pilnus ir 2 tokius pusikę po trečdalį su nektaru. Gerai, keliamės meduvės. Atgal. Pukšta. Pasistatau kamerytę, patikrinu ar filmuoja. Filmuoja. Nu įdomus visai reikaliukai čia gavos. Sudirbuliavo neblogai šeimytę. Ir kažkiek tai matos ir išsukti bus mums čia dar kitą savaitgalį ką paimti. Lendam žiūrėti. Viršutinę meduvę mums ją reikia padaryti pilniausia. Turim 5 išėmę su meduku. Jeigu rasim kažkokiu tuštuku, būtų gerai 5 jos ir pašalinti. Tai būtų paprasčiausiai papilta, bet gana tuščias.
kol kas imu laukais, iki kas žemiau atsidurs to meduvė, čia viršutinė meduvė, čia turiu sukelti pilniausius. O turiu 3 visiškai tokius pilnus. Tak, čia irgi yra papilta, bet nedaug. Nu ir čia nais yra, bet nedaug. Nu čia jau daugiau biškai. Bet staigiai perskleidžiam. Gal tuštesnių yra? Ne, papilta. O, šitas daugiau papiltas. Daug pripiltas. Čia gal aš dabar vėl nepamenu. Gal buvau sugrupavęs su tą pusę, sudėjęs tos pilniausios. Nes čia irgi daug pripiltas. Lietu, vapšė pilnas, keliant svoris jaučiasi. Čia pripilta. Nu, čia tie, kur iš lizdų buvo išimti, jie tai vapšė pilni, o tie da irgi pilnas. Ok, palaukit, kiek dabar 3 išėmėm iš krašto, sukiškim tos 3, kur tokie pilniausi buvo. Daugiau žiūrėsim, kas apačioje, kas, net nežinau, dabar dar kiek čia ko atliks. Ar rasiu tuštuką ar ne. Nieko nepadarysiu, prasklaidysiu, sugaišiu, bet po to bus mažiau, aiškiau ir geriau. Nes reikia galvoti ir apie išėmimą to medaus. Taip. Dedam tuos išimtus iš antrojo lizdelio 3 pilnus. Praktiškai iš krašto. Ir dar turiu tokius papiltus 5 netuščius, kuriuos kažkur reikia įsibačinti. Lizgą. Ir kažkiek išsisuks, ką žinau, nebursiu aš su tais piliojimais, nepataiko aš kiek išsuksiu, tiek parodysiu. Tiek ir bus. Tada supliusuosim, rezumuosim, ką čia nuveikė ta šeima mano. Šiemet tokioj dusgėlynoj. Tokiam sezone dusgėlynoj. 26 metų. Ok. Taip. Čia aš užsidedu tą pasiėmęs aukštuką su tais 5 koriukais, kurios, kad jie taip nesimakaluotų ant žemės. Ir dabar nusikeliu tos abu, kad prieit per tos apatinės meduvės. Ieškoti tenai, galbūt rasiu 5 tuštukus, kad sudėt šitos, kur pašlakstyti. Kad neprarasti to, ką suriko šitą šeimą ir kad jinai turėtų periukams ką maitintis. Bėdos nėra, nebadauja visiškai. O svarelis geras dabar, kai susidėjo. Nu, žiūrim čia, ar yra tuštuko. Čia mes bandėm tuštesnius dėti. Gal kažkas tokie ir yra. Liuksum pirdom tuštukas. Vis galima įkišti ten tą. Jau vienas. Man 5 reikia tuštukus. Tada bus idealu. Žiūriu. Liuks tuštukas. Čia kadangi buvom atrušiavę, tai vat iš kraštų įdėsim tos pilnesnius, nes lizdas dabar siauresnis ir per vidurį. O gal ir dar čia kažką ir prikapeikinės, nes kaip matot, darbuojas normaliai. Žiūrim dar iš kraštų iš karto. Nu, tuštukas. Liuks, tai čia. Svarbu, kad jos šiandien tik tai keltas. Žiūriu iš karto va tos kraštinius. Nebereikės tų, jeigu kas bestumdėt ir žiūrėti čia gaišt laiką. Nu ne, nieko nėra. Nu va, gavas labai gerai. Kadangi tą buvom ištuštinę ir uždėję virš lizdų, kad būtent keltų ir kažką darytų, neužpiltų to antro lizdelio, kažką biškirkėlį ten mačiau, kad pradėjo laisvinti akutes, bet mes paspartinsim tą procesą, išėmėm, laisvinam vietas, čia paliekam tos tuštukus ir vat iš kraštų, palaukit, išėmiau 4, dar vieną reikia išimti, mažai, turiu 5 su pašlakstomis. Nu, čia visi tušti,
Rupūžikės, kelkite viršų. Nepilkite lizduką, ten abu aukštukai jūsų lizdukai. Tvarkoj, dabar 5 yra. Bandom dėlioti. Šitie buvo gana gerai pripilti iš lizdo paimti. Nu, po pusikę kažkur tai. Tik akutės, aišku, ne iki galo. Pažiūriu, čia matos, kad Marytė filmuoja. Nelabai. Pamiršau pastatyti. Suriukas, dabar matas. Nu va, čia ta iš lizdo kažkurio paimta ta, kur ne visai pilna. Į kraštą įdėjau, nes lizdas dabar siauresnis, tai čia krašte tie pilnesni tegu būna, o iš paties lizdo tuščiausia. Pasivalau. Ir antras iš lizdo paimtas, kur irgi pripiltas nemažai nektaro iš kitos pusės. Kad būtų virš tos dalies, kur nėra apačioj koriuko. Kad jos galėtų savo komunalkės bute tiesiog eiti per tarprėmį ir kelti čionai. Paskui jau mes čia susitvarkysim. Nu ir dedu iš kraštų tuos kitus papilstytus, va čia nemažai papilta. Taip, skardarbė, gal svorį čia kažkiek yra, irgi kraštą. Ir dar vienas biškiuko papiltas. Nu va, kažkaip taip, galvokim, kad čia tokie tuštukai. Nu, kadangi jau žiūrim, pažiūrim, ar kažką kėlės. Čia jau per vidurį va kažką biški kėlės yra. Ar čia biški, kai mes formavom, buvo kažkaip, bet va, kažkoks yra judesėlis. Kraštuose nebuvo, čia va tuštukas, laiderį, stumkim, čia centrą tuštuką, tuos dar du pažiūrėkim, centre tuščiausias palikam, na yra biškiukai irgi pašlakstytas, nedaug. Pirmas aukštukas gražiai išsivalęs ir susijęs, antras aukštukas neišsivalęs, ar tai nespėjo ir kaip čia gavos. Biškai pašlakstytas, gal net mažiau negu šitas. Biškai link centrą. Tai va, pirmas gražiai išsivalęs, tai ten ir turim virš 1,5 kilogramo periukų. Antras nespėjęs įsivalyti, bet kaip mačiau valas po biškiuką. Kažką kilnojas matyt. Ir daro akutės motinėlį, bet atsilieka. Ir ten radom tik 800 gramų periukų. Tai antrą aukštuką mes atlaisvinam, palikom tik tuščiausius korius 7, vieną iš vis tuščią dar įdėjom ir tikėsimės, kad dar atsilaisvins ir ten irgi užsisės. Ir finale turėsim, tarkim, po 7 abiejose aukštukuose periukų pilnus koriukus. Ok. Dedu atgal tą pirmiausia meduvę, nu smagiau jau tokia, vat, kai sušūkiu svoriu ir meduvę kilnat smagiau. Ir uždarom ir baigiam čia tos reikaliukus, kol neišsijungia kamerikai. Nu jau vėstam, saulelė vakarop iškart vėstam. Nu va, viskas uždaryta, tuštukus nešuosi sandėliuką. Šeimikė suruošta. Kaip ką padariau, matėt viską. Nu, manau, dabar bent jau aišku, vat kas gavas. Iš to gavas siauras lizdelis, siauras aviliukas apačioje 7 koriukų ir viršui 2 meduvės. Iš tų abiejų lizdukų tuštukė, o viršus tapo pilnesnis. Tai ką? Galvoju dabar 15 dieną rugpjūčio, kaip sakau, motinėlės uždarysiu. Tik nežinau, aišku, man bus smalsu pasižiūrėti, kas vyksta tam antram, kaip ten įsisprendė reikaliukai. Tai gali būti, kad kažkokiam tarpe galbūt, jeigu bus normalus oras ir turėsiu norą,
lysiu dar pasižiūrėti antrą aukštuką, kas ten prasisprendė, kaip ten su periukais vyksta. Tarpe kažkur, tai jeigu kartais taip darysiu, tai nufilmuosiu ir įdėsiu. Nu, tam sykiu va tiek. Pradėjom ruošt žiemai. Realiai suformavom lizdą žiemojimą. Ate. Dusgelyno naktys ilgos ir tamsios, bet ropšė žino, kambytas laukose blaškos, kai darbai nudirbti rankiai krenta į žemę šal. Dusgelyno visą nuo vargi nuplauna, Džakas su ledu, kai siela atsigauna, o savaitgalį su draugais jis tiesa visiems transliuoja.